Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Pakeisti TM21 solenoidą gali būti sudėtingas procesas, tačiau laikydamiesi šių žingsnių galėsite tai padaryti savarankiškai. Prieš pradedant įsitikinkite, kad turite visus reikalingus įrankius – atsuktuvą, rakto rinkinį, plokščią ir kryžminę atsuktuvą bei šiek tiek tepalo. Diagnostika – pirmasis žingsnis atlikti nemokamą diagnostiką. Jei esate Vilniuje ar kituose Lietuvos miestuose, galite pasinaudoti mūsų paslaugomis. Mūsų specialistai atvyks į jūsų namus, atliks diagnostiką ir pateiks kainos pasiūlymą prieš remontą. Transporto paruošimas. Prieš pradedant keitimo procesą sureguliuokite automobilio stovėjimo vietą. Įsitikinkite, kad transporto priemonė yra ant lygios paviršiaus ir užfiksuota, kad nebūtų judėjimo. Elektros energijos išjungimas. Prieš atliekant bet kokius darbus su elektrinėmis dalimis būtina išjungti akumuliatorių. Atsukite akumuliatoriaus teigiamą ir neigiamą polius, kad išvengtumėte trumpųjų jungimų. Pasiekti solenoidą. Priklausomai nuo transporto priemonės modelio galbūt reikės nuimti kai kurias dalis, kad pasiektumėte TM21 solenoidą. Naudokite atsuktuvą, kad atsukite varžtus ir atsargiai nuimkite dalis. Solenoido nuėmimas. Kai pasieksite solenoidą, atsukite jį ir atsargiai nuimkite. Stebėkite, kaip jis buvo sumontuotas, kad galėtumėte lengvai įdėti naują. Naujo solenoido montavimas. Paimkite naują TM21 solenoidą ir sumontuokite jį vietoje seno. Įsitikinkite, kad visos jungtys yra tvirtai prijungtos ir kad solenoidą laikote teisingoje padėtyje. Dalių sugrąžinimas. Grąžinkite visas nuimtas dalis atgal į vietas. Atsukite varžtus, kad užtikrintumėte, jog viskas yra tvirtai pritvirtinta. Akumuliatoriaus prijungimas. Grąžinkite akumuliatoriaus polių, pirmiausia prijungdami neigiamą, o tada teigiamą. Testavimas. Pradėkite automobilį ir patikrinkite, ar viskas veikia tinkamai. Jeigu turite abejonių dėl darbo, nedvejodami kreipkitės į profesionalus. Šis procesas gali užtrukti apie 1–2 valandas, priklausomai nuo jūsų patirties. Jei nesate tikri, visuomet rekomenduojame pasinaudoti mūsų paėmimo į namus paslaugą ir pasikviesti specialistą. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.